Viskas, simuliatoriaus etapas oficialiai yra užbaigiamas. Sekantį kartą laukia žymiai daugiau adrenalino, nes pirksime tikrą FPV droną ir bandysime jo nesudaužyti. Sveikučiai, kaip laikotės? Aš laikausi puikiai. Tačiau negaliu nepastebėti, kad nuo paskutinio FPV simuliatoriaus video praėjo daugiau nei 3 mėnesiai. Nors tikro FPV drono išbandyti dar nespėjau, progreso ir pasiruošimo per šiuos mėnesius buvo tikrai daug. Per šį laikotarpį skraidžiau klaustrofobiškuose garažuose, nardžiau tarp bokštų ir treniravausi negailestingose trasose. Kartu su šiuo progresu atėjo ir jausmas, kad yra laikas viską perkelti į tikrą pasaulį. Todėl išsirinkau savo pirmąjį FPV droną, kuriuo tapo DJI Avata 2. Tokio drono rinkinio kaina yra... štuka 200. Na, kadangi jau tiek nuėjau, nusipirkau ir simuliatorių, nusipirkau drono pultą ir dabar beliko nusipirkti paskutinį pirkinį, tai droną. Tai tiesiog reikia pasiryžti šiam pirkiniui ir tikiuosi, kad bus labai verta. Išaušo ankstus ir šaltas pavasario rytas, atvažiavome į šiokią tokią miško aikštelę ir šiandien bandysime išbandyti Avata 2 droną ir didžiausia užduotis bus tiesiog jo nesudaužyti. Truputį šalta, pirštai, sakyčiau, šiek tiek nušalę. Ganėtinai sunku yra su nušalusiais pirštais gražiai kontroliuoti viską, bet tikiuosi, kad pašvies truputį saulutė, pasidarys šilčiau. Dronas įjungtas, taip pat galima bus to ir pultelį įjungti. Tai jeigu dabar filmuočiau taip, matosi, ant kiek viskas yra ryšku, nes saulės yra tiesiog per daug, kad kamera susitvarkytų ant neautomatinių nustatymų. Ką tikrai norėčiau padaryti, tai įsidėti ant D filtrą. Kad tą filtrą užsidėti, tai labai keista, nes reikia pačią tą kamerą taip įspausti ir aš jaučiuosi, lyg kažkieno būčiau akies obuolį suėmęs ir bandyčiau ten kažką įgrūsti. Kadangi aš esu žmogus motyvuotas ekstremalios baimės ir kad būtų šiek tiek įdomiau, pabandysiu išsijungti visus saugos nustatymus. Tai reiškia, kad eisime iš karto į manual režimą, kuris parodo, kad reikia būti įvaldžius droną, kad šitą galėtum įsijungti. Taip pat, kad galėčiau apsiversti, man reikia išjungti šitą parinkti, kur irgi paprašo dvigubo patvirtinimo ir kaip ir viskas. Manau, kad galime bandyti kilti. Nu gerai, atėjo laikas pirmajam skrydžiui, šiaip nevėluosiu, baisu truputį. Širdelė spurda, bet bandom kilti ir pasižiūrėsim, ar tos visos valandos simuliatoriuje man atneš kažkokios naudos. Bandysim iš karto skristi visiškai rankiniu režimu, tai reiškia, kad man dronas visiškai nepadės. Kylam dar truputį aukščiau. Dronas ore, turime tokią pievą visą tik savo. Kol kas dar neįsijungiau manual pilno režimo, tai gal nuo to ir pradėkime. Manual ir dabar kamerą gal sumažinsiu truputį pasvirimo kampą. Tikiuosi balsas nedreba, nes yra truputį jauduliuko. Gerai, manual režimas. Iš karto dronas įjungia žvėrį. Eikti savo. Yra labai lengvas vėjelis šiandien, tai tas truputį jaučiasi, bet iš kitos pusės kol kas viskas labai panašu į simuliatorių. Jaučiuosi tiesiog kaip labai tikroviškam simuliatoriuje su labai dideliu baimės faktoriu. Gal reikėtų pabandyti nuo triukų pradžiai pradėti, pažiūrėti, kiek iš tikro to yra panašumo tarp simuliatoriaus ir tikro pasaulio. Biškį pakilsiu aukščiau. Ir pirmasis triukas yra front flipas. Ganėtinai easy, lygiai taip pat kaip simuliatoriuje.
backflipas irgi. Tai jaučiu tas pats bus tiesiog ir su šoniniu apsisukimu. Nieko labai ypatingo. Eik, tu šiaip, dabar kai biškai pratau, jau ramiau, tai grinai viskas kaip simuliatorėje. Gali vartytis taip. Taip simuliatoriai nebūna. Va šito simuliatoriai nebūna. Gal čia vatos šita specifinis dalykas, nes šiaip biškai išsigandau. Anyway. Matom tuos 2 medžius, yra lengvas vėjukas, reikia neatsipalaiduoti ir bandyti praskristi. Gerai, dar 2 medžiai. Yra šaka. Gerai, nieko tokio. Čia mačiau tarpą, kurį visai būtų įdomu pabandyti hitint, bet manau, kad jis gali būti ir paskutinis, jeigu aš jį pahitinčiau. Va, kur 2 šitų suaugę medžiai. Eik, savo. Įsivaizduojat, bet biškai bijau, gal ne pirmam kartui. Aš noriu daug išbandyti, bet ir nenoriu susirinkti detaliam dronui ir parsivežti jo namo po detalytę. Ką dar noriu pabandyti, tai yra Split S. Šitą manevrą šiaip gan ilgai užtruko, kol išmokau. Ir biškai kreivai, biškai nukreivinau. Dar kartą pabandom Split S-ą, švariau biškai padaryti. Biškai geriau. Ką dar šiaip norėčiau pabandyti, tai Power Loopą. Gerai, tai įsibėgėjam biškį. Vos išseivinau, jau galvojau, kad čia gali būti negerai. Labai trūksta tos galios, va dabar ir būtent tą ir pajaučiau. Gal dar aš tiesiog nelabai moku, bet baisu buvo. Tai jeigu buvo baisu, reiškia pabandom dar kartą. Ryšys biški suprastėjo. Matau, kad gavau warningą, kad low battery, tai kai low battery būna biškį atima iš tavęs galios ir va tai yra žiauriai pavojinga, nes tada, kai tu neturi pakankamai galios, gali bandyti daryti flipą ir tiesiog savęs neįsitrauksi iš to flipo. Tai, kad to nepadarytume, įsijungime normal mode ir ramiai grįžtame namo. Labai mažas nusileidimas ant labai mažos erdvės. Ir ką pastebėjau, tai truputį vėjo atsirado ir iš karto jaučiasi, kad truputį tą droną nešioja labiau šonus. Išimam vieną, įdedam kitą. Kitas dalykas, kas yra ganėtinai gerai, tai kad po truputį šyla oras ir šyla mano pirštai ir irgi suteikia daugiau laisvės, nes pradžioj buvo, sakykime, nuo 1 iki 3 laipsnių ryte, tai pirštai žiauriai sušalę ir tiesiog nesilanksto normaliai ir tos kontrolės tokios visiškai nėra. Iš karto išsiklėrinam. Gerai, tai ką pabandom padaryti? Hitinam šitą gapą, biškį apšilimui. Ir po to bandysim pafollowinti tą keliuką. Hitinam šitą gapą. Viskas gražu, ramu. Ir užduotis dabar pagauti truputį greičio, nusileisti kiek žemiau, neužkliudyti jokių paslėptų šakų ir tą pafollowinti kelią. Kas gerai followinant kelią, kad tu žinai, kad ten nėra kažkokių paslėptų kliūčių. Tai reiškia, gali gan ramiai skristi žemai ir žinot, kad ten nebus kokio pasislėpusio medžio.
skrendam pro save ir čia jau, nusukam biškį į šoną. Yra kitas keliukas, kurį irgi galima būtų pafollowinti. Čia šiek tiek mažiau kliūčių ir va tada kažkur čia jau reiktų... Ups. Close. Kažkur ten jau va reiktų pakuotis ir skristi į viršų. Ko norėčiau biškį daugiau, kad duotų daugiau galios, kai nulenki pilnai svirti žemyn, kad biškį stipriau pančintų. Nes dabar toks visai čiliakas gaunasi, įmini pilnai tapkę, ko simuliatoriai niekad šiaip beveik nedarau. Vis tiek visai chill gaunasi. Gerai, tai čia praskrendam pro meduką. Biškį galios. Išsigandau. Nelabai smooth gavosi nusileidimas. Nes žemė kartais biškį per daug priartėja. Čia irgi truputį buvo scuffed. Čia irgi buvo kažkaip, aš man atrodo, per daug biškį gaunu jau pasitikėjimo, jau pradedu skraidyti kaip simuliatorių, aš simuliatoriuje sudūžtu kas minutę. Tai gal reikia biškį apsiraminti. Darom šiokią tokią orbitą ir skrendam toliau. Kitas dalykas, ko nepaminėjau, tai žiauriai smagu. Ta prasme, sėdi gamtoj, ne prie kompo. Dar šiltas pavasario rytas, tobulas oras. Pagal taip, kaip aš skraidau, tai turėčiau šiandien sudaužytą šitą droną. Ta šaka, jau nežinau, aš net nenoriu sakyti, nenoriu spėti, per kokį atstumą jinai buvo nuo mano nosies. Pasirodo, šį droną galima nuleisti ir ant kaimo taburetės, tas yra gerai. Sunku šiaip, širdis nesustoja porą kartų. Gal tiesiog nereikėtų tai pušinti pirmus kartus, bet buvo labai įdomu išbandyti, labai norėjau kažką įrodyti, kad tas simuliatorius praktika persiduoda ir į tikrus skrydžius. Pažiūrėsim, kaip greitai sudaužysiu aš tą droną, nes čia tik laiko klausimas. Jau šiandien turėjau kokius 3 labai close callus, tai nededu daug vilčių, nededu, kad čia ilgai užtruks tas mano skraidimas, bet iš kitos pusės kažkaip išmokti reikia. Tai ką, tęsime mokymus ir susitiksime neužilgo.